Sveiki, mėly bendraminčiai. Esu Rūta Černiauskaitė, reiki meistrė, mokytoja ir šiandien noriu Jūs pakviesti į antros čakros, Svadhisthana čakrą, aktyvaciją, meditaciją. Ir Jūs jau tikriausiai pasižiūrėjote pirmos čakros meditaciją ir ją jau aktyvavote. Arba tiesiog nusprendėte, kad būtent šiandieną Jūs norėtumėte pastiprinti antrąją čakrą, kuri yra ten, kur Jūsų pilvo apačia. Tai yra 2 pirštai žemiau bambos. Ir jos spalva yra oranžinė spalva, kaip mano palaidinės. Vadinasi Svadhisthana čakra. Ir yra ekstravertinė spalva, šildanti spalva. Ir yra susijusi su vandens stichija. Ir kviečiu Jūs pasiruošti antros čakros aktyvacijai ir užsipildymui. Atsisėskite patogiai, kad Jūsų nugara būtų tiesi. Padėkite savo delnus į viršų. Pajauskite savo pėdas ant žemės. Giliai įkvėpkite ir su iškvėpimu užsimerkite. Pajauskite savo kvėpavimą. Pajauskite savo emocijas. Kokios šiuo metu yra Jūsų emocijos? Ar jos banguojančios, ar ramios? Kaip jaučiasi Jūsų vidus? Kaip jaučiasi Jūsų antroji čakra? Ar jaučiate, kad energijos lygmuo yra išsekęs ir reikia užsipildymo, palaikymo, susibalansavimo? Ir dabar pagalvokite, kad Jūs, kai įkvepiate, Jūs įkvepiate pilvu ir Jūsų pilvas išsipučia. Ir su iškvėpimu pilvas priglunda. Su kiekvienu įkvėpimu Jūs užsipildate nauja, šviežia, tyra, gyvybinė energija, kuri išvalo šį centrą nuo visų neigiamų informacinių poveikių. Išvalo ir nuskaidrina, subalansuoja Jūsų emocijas, Jūsų santykį su vandens stichija. Pajauskite, kaip energija harmoningai užpildo visą Jūsų pilvo apačią. Savo vidiniame ekrane galite išvysti oranžinę spalvą arba pradėti ją vizualizuoti. Tai gali būti mažas taškelis, kuris pradeda augti, plėstis, nes ten, kur Jūsų dėmesys, ten ir teka energija. Pajauskite, kad Jūs su kvėpavimu įkvėpėte vis daugiau šviesos į antrąją čakrą, kuri užpildo, išvalo ir balansuoja. Ir tuo pačiu aktyvuoja, sustiprina oranžinės spalvos energiją, kuri kaip kamuoliukas pradeda harmoningai suktis, judėti palei laikrodžio rodyklę. Oranžinė spalva plečiasi, auga, sušildo, užpildo vidinius organus.
užpildo ir nudažo oranžinę spalvą. Pagalvokite, kad su kiekvienu įkvėpimu jūs vis daugiau užsipildote gyvybinę energiją, kuri pradeda stiprėti, ryškėti. Savo vidiniame ekrane dar ryškiau išvyskite skaisčią oranžinę spalvą, kuri iš mažo taškelio plečiasi dar labiau ir tampa spindinčia oranžinė spalva. Oranžinė spalva užpildo ir jūsų juosmenį, nuima įtampas, atpalaiduoja. Pajauskite, koks malonus yra įkvėpimas, kai jūsų pilvo apačia išsipučia. Ir koks malonus yra iškvėpimas, kai jūsų pilvo apačia priglunda. Kai jūs įkvepiate, jūs įgalinate naujo ciklo pradžią. Ir kai jūs iškvepiate, ciklas užsidaro. Ir pajauskite, kad jūsų kiekvienas įkvėpimas tai yra prasiplėtimas, o iškvėpimas tai sugrįžimas į pradinę būseną, taškelio būseną, kuri vėl pradeda plėstis naujai ir taip vyksta pulsacija, augimas, atsinaujinimas. Pastebėkite, kaip jaučiasi jūsų antroji čakra dabar. Ar jaučiate šilumą, virpesius, užsipildymą? Su kiekvienu įkvėpimu pagalvokite, kad jūsų gyvybinės energijos resursas sustiprėja. Ir energetinis lygmuo pakyla. Pajauskite vandens stichiją, bangas, lankstumą. Pajauskite, kad jūsų kūnas tampa plastišku. Kaip vanduo, jūsų emocijos tampa plaukiančios plastiškos, susibalansuoja, nurimsta, harmonizuojasi. Pastebėkite, kokie vidiniai procesai vyksta su jumis. Kokie iškyla pojūčiai jūsų kūne. Kokios iškyla emocijos ir taip kaip jos atsirado, leiskite joms ir išnykti. Pagalvokite, kad aš esu stebėtojas, kas vyksta su manimi čia ir dabar. Čia ir dabar aš pilnai koncentruoju savo vidinį dėmesį į antrąjį centrą ir jaučiu, kai su kiekvienu įkvėpimu mano energetinis lygmuo vis labiau sustiprėja, o su iškvėpimu aš jaučiu, kai paleidžiu atidirbtą energiją. Įvyksta gražus išsivalymas, užsipildymas, prasiplėtimas. Aš stebiu,
kokie šiuo metu įsijungia ciklai mano gyvenime ir kokie ciklai pasibaigia, užsidaro. Aš jaučiu per kūną tekančią gyvybinę energiją, kuri užpildo ir mano aurą, visą mano eterinį kūną ir atstato, išlygina energijos tekėjimą juo. Pajauskite šias vibracijas savo viduje. Pabūkite, pamedituokite su šia energija. Pajauskite, kaip oranžinė spalva nudažo, pažadina jūsų visą kūną. Tai jau kitos kokybės energetinis dažnis. Pastebėkite, ar jūs jaučiatės komfortiškai, o gal iškyla kažkokių tai vidinių pasipriešinimų. Tai irgi yra procesas, išsivalymas, detoksikacija. Pagalvokite, kad jūs leidžiate pilnai išsivalyti ir savo eteriniam kūnui nuo visų neigiamų įtakų. Savo mintimis nukreipkite šviesą ir apvalykite savo visą energetinį kontūrą. Pastebėkite, galbūt kažkur yra dar tam tikrų taškelių, ar pavadinkime energijos sumažėjimų, susiaurėjimų. Pajauskite, kaip oranžinė spalva nudažo jūsų eterinį kūną, užpildo, atstato, suteikia gyvybinės energijos balansą. Ir giliai įkvėpkite į pilvo apačią. Su malonumu iškvėpkite, pajauskite, kad jūs leidžiate savo maloniai atsipalaiduoti ir kvėpuoti, užsipildyti ir mėgautis šią akimirką. Vidiniu žvilgsniu nufotografuokite savo vidinę būseną ir iš lėto pradėkite grįžti į save, į materiją, į fizinį lygmenį. Pajauskite, kaip vyksta šis sugrįžimas, perėjimas į kitą vibraciją. Bet viduje išlaikykite vidinę pilnatvę, balansą, harmoningą ryšį su vandens stichija, užsipildymą ir harmoniją. Ramiai įkvėpkite ir su iškvėpimu, kai būsite pasiruošę, atsimerkite ir nusišypsokite. Pasidalinkite po šio video, kaip jūs jaučiatės, ar pavyko vizualizuoti oranžinę spalvą, kokie buvo pojūčiai jūsų kūne. Labai lauksiu jūsų žinučių. Dėkoju jums ir iki malonaus susitikimo.